Važiavome į vieną kompleksą Four Seasons. Irgi pažiūrėsim, kaip čia viskas pas mumis sutvarkyta ir įrengta. Čia yra dvibučių namų pastatai. Jie atrodo taip. Viskas yra sutvarkyta, infrastruktūra jau įrengta ir priduota žmonėms gyvenimui. Pramogavimui, nuomai. Nuoma čia yra 100%, mažiausiai 200 dienų į metus nuomojama. Kainos tokių būtų nuomos prasideda nuo 150 eurų para. Dabar ne sezonas yra, tai užimtumas ženkliai yra mažesnis. Vienas kitas, kuris atvažiuoja čia žiemoti. Bet va, rūbai pakabinti džiūsta, reiškia kažkas tai gyvena. Kažkam patinka čia žiemą. Bet yra čia vietų daug, ne tik tai čia. Ir daug tokių panašių yra kompleksų, nuo taip atrodančių. Einam, pasižiūrėsim, tiltukai, gražiai. Nueisim iki pat baseiną, pažiūrėsim, kiek jisai čia sukurta gražiai. Čia žmonės, matau, irgi va jau yra tų žmonių, tik tai jau vakaras, greičiausiai arba restorane sėdi, arba kažkur išvažiavę dar negrįžę. Va, prie pat baseinas, nuostabus. Tikrai čia sukurta žmonėms, nėra taip, kad čia nėra žmonių, kaip čia daug kas manęs čia klausia, kur tie žmonės yra. Tikrai yra sukurta žmonėms. Ir viskas yra čia senai jau išparduota ir galima nusipirkti tai iš antrų rankų. Sudomino? Rašykite man, klauskite, atsakysiu, paieškosim kažkur tai kitur, panašiuose kompleksuose už prieinamą visiems kainą.